I'm grateful, oh yeah, able. Sveiki, šiandieną turime turbūt bent man įdomiausią telefoną Sony Ericsson Xperia Play. Taigi grįžtant į 2011 metus, Sony Ericsson sujungė jėgas su Sony ir sukūrė šį nuostabų Sony Xperia Play telefoną, kuris tuo metu kainavo apie $600. Šis telefonas jau šiais laikais rečiau sutinkamas, nes ar tai ekrano lankstus kabelis sugedęs, ar kitos funkcijos deramai neveikia, tad dauguma šių telefonų jau sugedė ir sunku surasti geros būklės šį telefoną. eBay platformoje galima rasti už $100. Taigi, apžvelkime išorę. Išorė pagaminta iš plastiko ir beje daug žmonių skundėsi dėl lūžtančio plastiko. Priekyje turime 4 mygtukus bei 4 colių LCD ekraną, kuris nėra kažkuo ypatingas. Toliau svarbiausias dalykas – PSP stiliaus mygtukai ir lietimui jautrūs valdikliai. Mygtukai švelnūs, maigosi puikiai, lietimui jautrūs valdikliai taip pat puikūs, tik reikia įprasti juos naudojant prie kiekvieno žaidimo. Viršuje turime mygtukus, taip pat kaip PSP konsolėje ir aišku garsinimo bei tylinimo mygtuko. Taip pat telefono laikymas palyginus su PSP gana siauras, tai irgi reikia įprasti, kas turi didesnės rankas. Gale turime plastikinį dangtelį ir po juo 1500 mAh bateriją, taip pat SIM kortelės lizdą ir SD kortelės lizdą. Kitoje pusėje turime micro USB pakrovimo bei duomenų jungtį ir ausinių jungtį. Taip pat turime 5 megapikselių kamerą su autofokusavimu, kuri nėra labai įspūdinga. Tuo metu Samsung jau turėjo AMOLED ekranus, kol šis turėjo LCD 480p ekraną. Originaliai telefonas turi 1 GHz Snapdragon Scorpion procesorių, 2,3 Android versiją ir 512 MB sparčiosios atminties. Šiuo metu su 2,3 Android versija nebegalima naudotis Android aplikacijomis, bet yra vadinamo Custom ROM ir galima įsirašyti į telefoną 4 Android versiją, ką padariau ir aš, bei naujesnės, tačiau su tokiu galingumu telefonas gana lėtai veikia jau ant 4 Android versijos, tad naujesnės jau neįrašinėjau. Originali Android versija turi savo PlayStation meniu žaidimų pasirinkimą, ši jau neturi ir reikia paspausti atskirai. Yra overclocking funkcija procesoriui, tad galima truputį pagreitinti telefoną ir žaisti žaidimus su mažiau trikdžių. Sony išleisdamas telefoną pridėjo žaidimų, kurie buvo integruoti į telefoną kaip Crash Bandicoot ir kiti. Ir taip pat šis telefonas galėjo emuliuoti pirmos serijos PlayStation žaidimus, bet jie veikdavo ne taip sklandžiai. Taip pat telefonas turi garsiakalbius apačioje, bet jie nėra patys geriausi. Pagrindinė problema su šiuo telefonu buvo, kad Sony po išleidimo nepristatė naujų žaidimų. Buvo pagrindiniai kaip Asphalt 6, kelio šaudyklės ir panašiai. Bet jokių atnaujinimų iš Sony vartotojai taip ir nesulaukė. Paprastai sakant, telefonas buvo išleistas ir pamirštas 2,3 Android versijoje. Dėl ko taip atsitiko? PSP Go, kas labai panašu į šį telefoną, buvo gaminamas iki šio telefono. Tuomet nuspręsta nutraukti PSP Go gamybą ir pagaminti šį telefoną, bet kompanija sulaukė labai mažai pardavimų, tad nutraukė ir šio telefono gamybą bei atnaujinimus. Patys žaidimai veikia nelabai sklandžiai, buvo ekrano ištempimų ar kitų problemų kaip ekrano mirgėjimų po kažkokių pačių žaidimų atnaujinimų ar garso dingimų. Pats dizainas telefono yra gana neblogas, ties tuo tikrai pasistengė, bet su vidumi galėjo pasistengti geriau. Dabar apsimokėjau nusipirkti Sony PSP už 50 ar 60 eurų, PS Vita už 100 ar 150 eurų, negu šį telefoną už 100 ar daugiau, na, nebent kolekciniais tikslais. Dabar šio telefono neapsimoka pirkti žaidimams, nes manau greitai atsibos dėl mažo žaidimo pasirinkimo. Taip pat galima įsidiegti emuliatorius, kurie manau veiktų puikiai ir naudoti šį telefoną tam.
Taip pat telefonas turi telefono funkcijas, kaip rašymas, skambinimas, bet manau tai nėra įdomioji dalis apie šį telefoną, nes ji nieko nesiskiria nuo kitų tuo metu gaminamų telefonų. Tai apibendrinus, šis telefonas atrodė nuostabiai vien dėl PSP Go išvaizdos ir kad tai yra telefonas ir konsolė viename. Dėl pačio telefono spartumo nebuvo tikrai geriausias, bet žaisti įmanoma. Tiesa, 22 metais pasirodė nuotraukos su Xperia Play 2 flagmanu, bet niekas taip ir nepatvirtino, ar tai tikra ar ne. O kaip tu manai? Parašyk komentarą. Taigi šiam video tiek, ačiū kad žiūrėjai, nepamiršk paspausti like ir subscribe, parašyk komentarą, paremk turinį, jei patiko ir susitiksim kitame video. Iki.